Mes paprastai vakarus leidžiam su draugais kartu ir mūsų mėgstamiausias užsiėmimas būna ir su Andrium, ir su Beata paskaityti komentarus, kuriuos rašo žmonės apie mus. Jums patogu taip? Aš nieko galiu pastovėti, nes aš nemanau, kad jų daug bus. Ar daug? O, jų daug. Jų labai. O, pavyzdžiui, yra jūsų laidelė klasikinis pavyzdys, kaip iš prabangių komponentų vertinu Rožicko humorą. Humoras. Šiaip lietuvių kalba yra humoras. Nesikabinėti. Kaip iš prabangių komponentų pagaminti kažką visai nevalgomo. Gal tai koks nors europinių lėšų plovimo projektas? Taip, tai yra. Užmojis didingas kaip buraforinių vienuogynų Graikijoje. Turbūt norėjo pasakyti butaforinių vienuogynų Graikijoje. Baigi, čia klaidelė tokia nesiniai. Klaidelė, bet man pavyzdžiui, džiugu, kad įvertina užmojį. Mūsų užmojis. Didingas. Čia rašė Živilė Kisieliūtė. Ačiū Živilė. Ačiū Živilė. Nilka Špilka. Pašpilkuos. Bet tai kaip man tai žavu, kai žmonės sugalvoja kažkokia taip, smagiai. Didesnės nesąmonės nemačiau. Gelbėjo tik Mamontovas ir muzikantai. Oi. Išeikit iš kambario. Aš jums sakiau. Taip nesąžiningai. Tai iš tikrųjų Mamontovas dėl to ir skaito komentarus, nes galvoja, kad... Kažką apie save gerą išgirstėjo, nes ir toliau dar yra komentatoriai, nebijokite pripažinti. Karalius nuogas. Taip, laukia čia. Apie mane. Taip. Elvis nuogas. Elvis išėjo iš pastato ir jis nuogas. Žinot, Nilka Špilka, tfu ant jūsų. Labai jau šmaikštus kritikos suvokimas, bet kritikos dėja, bet priimti dar neišmokote. Kaip neišmokom, skaitom gyvą. Matote ir girdite tik tai, ką patys norite matyti ir girdėti. Ne, matome, kad tu nori parašyti. Karalius akivaizdžiai nuogas. Kartoja, karalius akivaizdžiai nuogas. Žmonėms reikia daugiau nuogumo. Jie bėga karūnos ir nuogas. Klausykit, Andriu. Andriu, apsirengti pagaliau. Žmonės siunčia mums tokią tarp eilučių pasamoninę žinutę. Bet važiuok. Norisi karališko nuogumo. Karališko nuogumo. Balta kūna. Bet jūs to nepastebite. Linkiu, kad visgi laiku susizgribtumėte. Ir ta pasaulio pabaiga nebūtų jums netikėta. Kokia pasaulio? Viskas, žinokit, jau jį. Manau, kad ne tik mūsų pasąmonės srautą kartais sunku pagauti, bet ir komentatorių. Unalūnė. Čia gal itališkai? Audronė. Audronė Urbonaitė. Tokia norinti tapti garsi rašytoja, ką tik parašė. Jinai toj taps garsia. Mes norime taip. Ji parašė mums nekrologą. Ji parašė laidojų laidą Mėnulio fazė. Žodžiu, palaidojo. Mus palaidojo kartu su visa laida. O, kad tas, kuris rašo nekrologą, tai nekrofilas, ar kaip vadinasi? Ne? Okay. Pretenduojantis į tobulą rašytoją. Taigi čia ta Audronė rašė tą savo nekrologą, o po to jo komentatorė Unalūnė. Audronė, pastebėjimai jūsų 100 tikslumu. 100 tikslumu. 100 tikslumu. Jūsų 100 tikslumu. 100%. Padarė 100 ir pastebėjo. Kai žiūrėjom su šeima, visi norėjo išjungti. Nervai nelaikė. Bet šeima iš visą... Bet neišjungė. Visa šeima laikėsi už rankučių. O aš prašiau, dar pažiūrėk. Aš maldavau. Jo, tikėdamasi mažų pralauš mintį, nes negalėjau patikėti tokių bukumų iš didžiųjų raidžių. Kepslok. Tokių bukumų. Negalėjo patikėti. Tai dabar gali. O patikėkit. Oi, Unalūnė. Vytautas Girdzijauskas. Čia galima aš jau... Prašau. Ar galima jau kaip nors be Mamontovo? Aha. Jei negali, tai bent jau jūs tą vietoje Andriaus pasikvieskite. Tipo brolių? Aha. Tai gal čia brolis parašė? Apmetęs Vytautas Girdzijauskas. Ne, aš dabar galvoju, Vytautas Girdzijauskas, man kažkur, aš turiu įtarimą, kad mes gal net pažįstame, nes pavardė tai tikrai girdėta, bet dabar ne. Tai gal jūs tas gražesnis? Jam gal gražesnis? Gal vaikinas jūs tačiau? Jūs to bachūras. Aš atsiprašau, tai, bet aišku, bet vėlgi, ar aš kaltas čia?
Iš tikrųjų ne. Ar yra čia mano kaltės, Ne, kad jūs mane kviečiate, ar aš dėl to Jūs čia visiškai ne prie ko Nu, esat. O čia yra kažkokie interesai nesuvestos Europinių sąskaitos. pinigų plovimas čia. Čia matau. Edvinas Lipkauskas. Slipkauskas. Kiek žmonių reikia pakeisti elektros lemputį? Nesvarbu, nes tiems, kas galvoja bairius, Bairius. mėnulio fazį, vienos lemputės vis tiek neužteks. Man tai čia, žinokit, kaip komplimentas. O aš tai čia dar turiu pagalvoti, čia toks kaip kažkoks čia. Ne, čia yra Čia komplimentas. mislė tikrai. yra. Ne. Nes čia yra tiesioginė kalba, čia šnekasi du žmonės, čia yra Taip. istorijos pasakojimai. Vienas sako, kiek žmonių reikia pakeisti elektros lemputį, ir kitas atsako, nesvarbu. Ir taip, nes tiems, kas galvoja bairis, vis tiek vienos lemputės neužteks. Pliema, ką čia turėjau galvoje? Ne, čia tikrai yra apie ką pagirimas. jūs- Čia pagirimas yra. Čia pagirimas Aha, yra? man taip atrodo. Nes kai žmogui ateina į galvą idėja, tai viena lemputė būna. Eikit. O kai geras bairis, tai tada daugiau lempučių. Ar čia gal atseit iš lemputės, iš lempos viskas? Na, O gal čia lemputė kaip varžtelio trūksta? O dar mano vienos tėtis... lemputės neužteks, jo, čia Čia turėtų turbūt tas Bet galvo. man- mes atspėjame dar jūsų myslę, sakydavo- tai atsakymas yra taip. Neužteks. Į ką? Neužteks, vienos lemputės mums Taip, neužteks. Gerai. Važiuojam toliau. Paulius Bindokas. Prispitau. Bet labai jau tuščiai čia viskas atrodo. Nuo dekoro iki humoro. Nuo dekoro iki humoro. Ai, humoro. Toks dekoro humoro. Sodoma ir Gomora. Dekorą ir humorą. Tipo dekoras mūsų per tuščias. Nu, nėra to kartono tokio. Nu, Antaną ir Humaną. neseniai žiūrėjau duokim Man garo, man aš labai patiko dekoracija. dabar galvoju, prispitau. Vat žodis prispitau. Ne, čia jis atsako į Facebook'e Mėnulio fazę, sako, prispiskit prie ekranų, rodysim to į laidą. Jis atsako. Ir jis prispito. Jis prispito, jis kaip tik atsišaukė į tą kvietimą, jis prispito ir tada nusivylė, bet jau labai tuščiai čia. Ir visas toks prispisęs dabar rašo komentarą. Nu, va. Šaunuolis. Šiaip gerai, Pauliau Bindokai. Ačiū, Pauliuk. Ačiū. O tai gal Delfija dar pažiūrim, nes čia iš Facebooko buvo. Jo, čia iš Facebookas yra toksai... Vis tiek žmonės... Korektiškas dabar. Kai išsižioji, žandai susiaurėja. Čia jūs beate? Ar pas ką? Ar rimtai? Ar čia tas žmogus Nu ką aš žinau? atradimą tokį? O tiksliai. rimtai? Aš išsižiojau ir susiaurėjo žandai. Wow. Čia, jeigu nori atrodyti plonesnis, vaikščiok įsižiojęs. Taip, tada Bardakas parašė. Taip numarazmėti kaip laidos vedėjai, savigarba ir amžius neturėtų leisti. Kiek jums metų, atsiprašau? Man yra 25. O, tai jau tikrai Susimąstykite. laikas surinkti. Tikrai. Gėda, o ką jūs darėte 25? Aš skaičiau knygas, mokinausi. Daktaro laipsnį. Vakarais skaitydavau ne komentarus, o rašiau disertaciją savo. Pats rašiau, rašiau komentarus. Broniukas. Davai. Labai daug tikėjausi iš šios laidos, todėl dėl objektyvumo prisiverčiau pažiūrėti kelias. Daugiau jau neturėjau sveikatos. Pasimirė. Klausykit, mes nužudėm Broniuką. Atleisk mums Broniuką. Bet rado būdą iš ano pasaulio parašyti. Ne, gal jis neteko tiesiog sveikatos, Bet- dabar guli mirties patarė. Ir rašo, ir toliau Jo. kelios išvados, lygis juokis 2 ir žopa. Žinomai objektyvus pabaigos absoliutas. Vidum jaučiu, kad laida gyvos neilgai, nes tokio bardako LRT negalės ilgai toleruoti. Visiškas išsityčiojimas iš užsienietiškų late night show. Nu tiesiog Balbieriškio kultūros namų agit brigada smygis. Nes Seka, negalima tyčiotis iš užsienietiškų laidų. Tikrai negalima. Ir tokio bardako LRT. Bet jis labai seka užtat juokio repertuarą. Jis žino visas agit brigadų pavadinimus žino. Aš galvoju, taip, kai pasakė, jaučiu vidumi. Tai aš Taip. galvoju, aš, pavyzdžiui, vidumi jaučiu, kai kokį cepeliną suvalgau. Cepeliną jaučiu, kai Andriu, suvalgau. nemeluokit, jūs cepelinų nevalgote. Valgiau, žinokit, su varškė visai neseniai. Nuostabus buvo. Rimtai? Puikus O, kur cepelinai. būtų? Pas brolį namuose. Pas tą patį, bro. Taip, tas, kuris vietoj mane čia turėtų būti. Oi, nu čia pasaka, aš nežinau, atsiprašau, įsitraukiau. Valia. Paskaitykite. Vaje, šauktukas. Visiškas niekalas, daug susireikšminimo.
Bet rezultato jokio, nėra į ką žiūrėti, nėra iš ko juoktis. Tad jei pasakyčiau, kad visa tai tik didelis š, tai tą š tiesiog įžeiščiau, nes juo, tai yra šūdų, patrešę pomidorų krūmą, turėsim daug ir puikių pomidorų. O štai šiuo atveju skirdami laiką žiūrėjimui tiesiog tą laiką sugaištam ir dar sugadinam savo nuotaiką. Tai kaip tokią laidą reiktų teisingai pavadinti? Gal idiotizmu? O gal čia norima pasakyti, na kaip policininkai teisėtas ir kartu puola visuomenė, jog jį nepyktų už jų nuopuolius. Girdi kokia visuomenė, tokia ir policija. Politikai irgi neatsilieka, jie taip pat aiškina, kokia visuomenė, tokie ir politikai. Tad dabar ko gero irgi išgirsime teigiant, kokia tauta, tokios ir laidos per nacionalinę televiziją. Girdėjote nušalintojo prezidento kalbą. Rugsėjo 1 proga. Geras, bet klausykit, šūdas buvo išaukštintas. Šykštu. Skaityti tuos kvailus erotinius užvadinimus. Atrodo, toks ten dirbantis žmogelis niekad nėra matęs natūroje mergos nuogo užpakalio ar papo. Kompleksuotas menkysta. Čia apie ką? Čia apie mūsų laidą? Taip. O mes ten ką plikybės rodėm kažkokias? Nuoga užpakalį pakalbės. Tas, kuris yra matęs papą, nebėra menkysta. Aš tą tokią išvadą darau. Erotinius užvadinimus. Taip. O koks buvo erotinis užvadimas? Gal susipainė? Man ne tą laidą žiūrėjau. Nebuvo, pas mus liktai nebuvo. Nu, buvo pasakyta Mėnulio pizė, bet... Ai, va. Bet čia ne erotika, čia pornografija. Ta prasme, jis apie erotiką kalba iš. Tai štai. Nu, puiku. Aš nuostabiai praleidau vakarą. Šiaip labai iš tikrųjų nuotaikingas. Ačiū. Puikus vakaras Ačiū buvo. jums, gerieji. Ačiū jums. Tokia gera, tokia terapija buvo. Mes beveik viską perskaitėm. Ko neperskaitėm, tai dar prieš miegą pavarysim. Taip. Ačiū. Oi, negaliu atsitraukti.